Sveiki visi ir čia vėl aš su savo naujoku ir Gražviu LTU. Štai čia pristatome mūsų naujoką ir jo vardas yra V. Ernestas. Taipgi, kaip sakėme, kad ateis jis pas mus, taip ir atėjo. Gerai, pradedam video. Tikiuosi, kad šis video jums patiks. Gerai, dabar aš tau Ernestai duosiu daiktų, eisi tu su Gražvydu į kasyklas, gerai? 2 pikeksus duosiu, atsisuk į mane. Ernestai, nu? 1 ir paskui Gražvydą, okei? Sek paskui Gražvydą. Jaunimas. Gerai, prikaskit jūs tų akmenų, nes, kaip jau sakiau, žiūrovai, statysime namą. Ir aš jį statysiu iš cobblestone'ų, nes jį galima gauti daugiausiai, kaip pasakyti, tiesiog cobblestone'ą ir lengviausia gauti. Ir dabar, kol naktis, einu aš irgi šiek tiek pamaininsiu mūsų kasykloje. Bėgu į kasyklą, liuliuliuliu. Štai dabar einame štai čia, vis tiek tiesiai. Aš kartais primirštu tą kelią, nes čia ir posūkių irgi ne vienas šiaip. Manau, šičia kirsiuos. Ir... O, radau geležies. Geras čia, tai geras. Dar 1. 2 geležies, 4 geležies iš viso. O, 8 geležies iš viso jau radau. 10 geležies iš viso radau. O ne, Gražvydas netyčia nuspaudė išeiti iš serverio, bet tu sutvarkysim viską, atsiprašau už... Gražvydai! Atsiprašau, bet čia kažkoks bugas atsitiko ir pradingo visi mano daiktai. Ir dabar nežinau, ką daryti. Tai, manau, reikia eiti mainintis į kasyklą. Ernestai, palauk, mažu, ten mano daiktai likę. Palauk, sustok. A, girdi, Ernestai, sustok. Nu, dar stok. Ir dabar pradėk eiti, nes gali būti, kad mano daiktai ten gali kažkur atsirasti. Nes aš ten, kai buvau, aš čia buvau. Ir ironų buvau radęs. Ironas. O, kaip blogai, neturiu deglų. Aš turiu, kur tu esi. Atei, Gražvydai. Aš nežinau, kur tu esi. Čia, palauk, kur aš esu? Kur aš esu? Aš nematau. Įkritau kažkur. Ai va. Tai eik tiesiog namo. Link namų. Nes aš čia prie tų. Eik atgal. Ne į tą pusę. Yra toks teigiamas, ne? Nu, žiūrėk prie... Va, žiūrėk šitą. Aš esu prie tokio akmens. Va čia. Eidamam į kasyklą. Te, kur tiesus kelias. Aš. Te, kur tiesus keliai. Aš čia esu. Va, matau tave, Gražvį. Va. Gražvydai, praėjai. Stok. Stok. Mesk deglų. Ne visus mes išeisiu į kasyklą.
Aš tau padėsiu. Nu, o. Penkių. Ir lievai tas, kad per Minecraft Pocket Edition neina išmesti norimos sumos, nes jeigu nori gali dėti tiesiog į skrynę. Aš gavau 5. Ne, 4 turiu. 5. Gerai, einu. Ir aš buvau, man atrodo, tikrai šitai vietoj. Štai, čia aš kirtausi. Ir matot, viskas pradingo. Nes čia kažkoks bugas dabar buvo. Ir tikrai labai gaila. Nes šitie cobblestone turėjau. Ir čia gražvyts toliau eina į tą didžiąją kasyklą. Čia dar tik mažoji dalis. Aš čia šiek tiek ironą pasikirsiu. Ir paskui pradėsiu cobblestone kirsti. Gerai, reikia dabar kirstis cobblestone. Nes mums reiks namų statybai. Ir galiu iš karto pranešti, kad visą šį likusį epizodą aš mininsiu. Tik taip. Na, bent jau kol sulūš šis mano pikeksas didysis. Ir radau dar 3. Jau vieną iškirtau ir dar 3 ironų. Štai. 13 ironų turiu. Čia visai dar negali. Kaip mums pradžioj dar visai. Nu, bet mes taip ir ne visai pradžioj. Jeigu kuriame jau 8 išlikimų seriją, tai čia dar visai daug yra. Nu, ką dar galiu pasakyti. Mining. Reikia pasidaryti, kad laikytus. Gerai. O, anglis. Oi, tikrai čia kitoj pusėje. Anglis. O, anglis tai yra gerai, nes pasigaminsime deglų ir apsišviesime visur. Į kitus namus, kaip statysim, galėsim apsišviesti. Taip. Šitaip ir va dar čia žiūrėkit. Ir, netyčia. Ir kai randi anglių, tai ir jų randi mažiausiai 5. Nu bent jau aš, nežinau kaip jūs, aš tai mažiausiai randu po 5 sykiu. Ir gražvydas man pranešė, kad jis rado redstone, o tas ir gerai, nes jį gali iškirsti. Ir dar viena naujiena, kad Vernis rado lapis lazurį, kitaip tariant, lazuritą. O tai yra gerai, bet Ernestas neturi ironinių pikeksų, tai ir viena. Reikia Ernestui ironinių. Ai, Taigi, dar čia, radau anglių, visai neblogai. Čia kaip kambariukas, radau pratesimą, ironas. Sakau, man kaip šiandien sekasi su ironu dar visai. Štai kiek ironų turim. Iš karto 3 radom. Ir dar tai ne viskas, dar 5 iš viso. Ir 6. Sakau, šiandien man sekasi su geležim, tai tikrai. Ernestas sudegė labai. Nieko gero. Su 9 ironais sudegė. Skaudėjai. Aš visada būnu atsargus prie lavos, nes žinau, kad galiu prarasti daiktus ir taip toliau, tai visada kertuos laiptukais viską, arba jeigu noriu perėti pro lavą kažkur, aš visada užsidedu kaip teltelį pasidarau ir labai atsargiai einu, kad nesudegčiau.
ir kad nemirčiau, neprarasčiau daiktų. Mylim. Nu tai dar. O manau, maninsiu tol, kol baigsis mano šis pikeksas ir eisiu ligi skrynios pažiūrėti, ar Gražvydas su Erniu įdėjo ten akmenų, kurių mums reikia namų statybai. O aš praradau šitiek stekų akmenų, tai dabar tai tikrai reikia pilti. Tai yra labai blogai. Šitiek būčiau pastatęs gal 2 aukštus, arba nežinau kiek. Aš dar tiksliai nežinau, kokio dydžio namą statysiu, bet tai yra nesvarbu. Nu ir aš manau, kad namą statysiu gal dar kitoj, 9 serijoj apie išlikimą, nes man reikia šiaip daug cobblestone, nes aš statysiu, kaip sakyti, kaip ir laiptinę, tokia savo stiliaus sukurta. Tai Ernestas vėl sudegė, taigi baigys pikeksą ir bėgu namo pasimti pikeksų, arba, bendriau ne, pasidėsiu į skrynę viską, ką iškasiau dabar, ir į keptuvę įdėsiu, į krosnį metalą, ironą, kitaip tariant. Štai taip, dabar aš čia. Štai čia dėsiu į šitą skrynę visada. Mes dedame cobblestone ir visą kitą, tokius dalykus, ką matote, nes čia tiesiog iškasenus tokius nereikalingus. Jau radau vilnus kažkaip keista. Ką vilnus dar radau? Įdėsiu skrynę. Pažiūrėsim, vilnus turime dėje tik vieną, tai reiškia, kad inventoriui praradau dar vieną vilną, nes turėjau tokią pilką, ir dabar nebeturiu, kaip matot. Tai įdedu anglių dar ir kepsim ironą. Ir manau, kad aš atiduosiu Ernestui auksinius šarvus, Erniui, o pasidarysiu savo geležinius, nes kaip naujokui, jis dar čia neilgai yra, tai jam kaip duosiu ir lievesnius tokius šarvus, bet jie yra irgi geresni nei audiniai. Tai tuo ir aš baigiu šį išlikimo dalį. Tai buvo išlikimas, man atrodo, 8 dalis. Ir like, subscribe, comment, dalinkite su draugais, siūlykit visiems. Ir tikiuosi, kad jums patiko šis video. Ir viso gero.